kaip niciečiai turtuoliai Batuotas ir Ksena Katinai savo kaimui atstovavo, dalyvaudami Kupiškio miesto kultūros centre vykstančiose kulinarinėse varžybose į tik maisto rajūnui. Visos 4 komandos jau stovėjo prie savo stalų pasiruošę darbui, kada į vitražų salę pagaliau įžengė ir vertinimo komisija, jos nariai atsisėdo priekyje už jiems skirto stalo. Šįkart komisiją sudarė šie žmonės: vešliausių ūsų rajone šeimininkas ir didžiausias maisto gurmanas, pūstažandis kaimietis Aleksas, kultūrnamio vedėja Jolička, pats geriausias miesto virtuvės šefas, stažavęsis užsienyje, Eustafijus ir miesto benamis pravardės Zviozda, pastarojo tikro vardo niekas nežino, o ir pats jis nesisako, nes jau seniai pasą praradęs, paimtas komisijon dėl įdomumo ir įvairovės. Patį renginį vedė kažkokia labai gabi paauglė iš gimnazijos Dileta, o renginį filmavo vietinė televizija. Buvo perskaitytos varžybų sąlygos, nuskambėjo gongas ir maisto gaminimo varžybos tarp kaimų prasidėjo. Reikėjo per valandą visiems pagaminti po pirmąjį patiekalą kažkokią sriubą išvirti. Ir prasidėjo, dalyviai kaip tik begalėdami vikriai sukiojosi tarp savo stalų, kiekviena komanda gamino savo atskirą valgį, salėjo skambėjo indai, čirškė keptuvėse kepamas aliejus, ūžė plaktuvai, tarpusavyje maišėsi įvairūs gardūs kvapai, dalyviai sukosi, kad tik suspėtų viską laiku pagaminti. Batuotas ir Ksena gamino čili sriubą, nes ir namie jau nekartą buvo bandę tai gaminti ir visai skaniai išeidavo valgis. Pasibaigus skirtam laikui kiekvienos iš komandų kapitonas turėjo su padėklu savo pagamintą valgį nunešti komisijai ir duoti kiekvienam po dubenėlį pragaut. Kada Batuotas pirmąsyk ėjo, jam tada iš jaudulio keliai šiek tiek drebėjo. Bet jo patiekalas buvo visai gerai įvertintas, net 4 balais iš 5 galimų. 2020 m. kovo 22 diena. Štai detalus pokalbis sukurtas remiantis pateiktų tekstu ir kur matomas čili sriubą patiekiantis nicietis Batuotas Katinas, televizijos kamera ir 4 komisijos nariai – Aleksas, Jolička, Eustafijus bei benamis Zviozda, Dileta, renginio vedėja, jaunatvišku ir skambiu balsu, na va, gerbėmieji vitražų salės žiūrovai ir vietinės televizijos sekėjai. Gongas jau nuskambėjo, virimo valanda baigėsi, o salėje vis dar tvyro neįtikėtinas aštrių prieskonių aromatas. Pirmasis prie komisijos stalo drąsiai, nors šiek tiek virpančiomis kojomis, žengė mūsų garsusis Nycių kaimo turtuolis ir kaimo turizmo verslo savininkas Batuotas Katinas. Pažiūrėkite, kaip garuoja jo ir Ksenos virta čili sriuba. Batuotai, trumpai pristatyk, kuo bandai pavergti mūsų išrankėje komisiją. Batuotas Katinas atsargiai dėliodamas raudonus dubenėlius ant stalo, uodega nervingai virpčioja: zdarova. Tai yra, labas visiems. Na, mes su pačia Ksena namuose nekartą treniravomės. Tai tikra, soti, tiršta čili sriuba su gerai paskrudinta šliužų mėsa ir slaptu Nycių žolelių mišiniu. Tikimės, kad nepasirodys per aštri. Prašom ragauti, gerbiami vertintojai. Tik atsargiai, dar labai karšta. Aleksas, pūstažandis kaimietis, pasitaiso savo vešlius ūsus, pasičiumpa medinį šaukštą ir pirmasis kabina pilną burną: ohoho. Va čia tai vyriškas patiekalas, Batuotai. Kaip didžiausias rajono gurmanas galiu pasakyti, mėsos nepagailėjote. Ūsai iškart aplipo riebaliuku, o tai geras ženklas. Tik man kaip kaimo žmogui norėtųsi dar kokios kaimiškos grietinėlės šaukšto ant viršaus, kad tą aštrumą kiek nugesintų. Bet skonis, stiprus, blyn, sotus. Jolička, šviesiaplaukė kultūrnamio vedėja, elegantiškai prisidengė burną ranka, šiek tiek pasislinkdama toliau nuo netoliese sėdinčios Zviozdos: Aleksai, neskubėk taip girti, leisk ir kitiems elegantiškai pasimėgauti. Batuotai, vizualiai šitas jūsų pagamintas patiekalas atrodo labai estetiškai, tie raudoni dubenėliai puikiai dera prie tavo violetinio švarko. Tačiau man kaip kultūros darbuotojai trūksta šiek tiek estetikos pateikime. Galbūt kokios baziliko šakelės viršuje. Nors pripažįstu, skonis tikrai pažadina visas jusles. Labai gyva sriuba. Eustafijus, profesionalus virtuvės šefas, sukioja šaukštelį, ragauja labai mažais gurkšneliais, vertina profesionalo žvilgsniu: na, žiūrėkite. Aš stažavausi užsienyje ir esu matęs galybę čili troškinių bei sriubų. Techniškai tekstūra nebloga, ingredientai nesuvirė į košę,
Tačiau mano gomuriui čili pipirų balansas yra ant ribos, šiek tiek permuša pačios šliužų mėsos aromatą. Bet kaip kaimo komandai, rezultatas stebėtinai geras. Prieskoniai apskrudinti teisingai, aliejus neįsisluoksniavo. Zviozda, miesto benamis, pasitaiso savo žilą barzdą, paskui perbraukė su kita ranka per viršugalvio plikę, salėje pasklinda specifinis jo rūbų tvaikas, tačiau jis visiškai savimi pasitiki ir kalba garsiai, klausykit jūs, ponai ekspertai. Jūs čia apie technologijas ir bazilikus sapnuojat. Aš jums kaip pilnateisis šio stalo narys pasakysiu tiesą. Man tas tvaikas salėje jau buvo atsibodęs, bet kai batuotas iš Nycių kaimo atnešė šitą dubenėlį, iškart supratau, čia yra reikalas. Sriuba degina gerklę, šildo kaulus, o tai reiškia, kad ji tikra. Nycių katinų šeima žino, ką daro. Duokit man dar vieną porciją, aš visą puodą vienas išvalgyčiau. Net mano vardo niekas nežino, bet šitą skonį aš atsiminsiu ilgai. Dileta, šypsodamas į televizijos kamerą, kol operatorius stambių planų filmuoja komisijos reakcijas, na va, matome, kad nuomonės išsiskyrė, bet visi liko sotus ir sužavėti. Operatoriau, parodyk žiūrovams tuos tuščius dubenėlius. Komisija, metas skelbti verdiktą. Kiek balų skiriate Nycių kaimo atstovams? Aha, jau matau konkrečius skaičius. Taigi. Aleksas, duodu tvirtą 5 už šliužų mėsą. Jolička, iš manęs 4 pritrūko žalumynų. Eustafijus, 4 balai. Yra kur tobulėti su balansu. Zviozda, 5 su pliusu, geriausia, ką valgiau šį mėnesį. Dileta, susumavus visus vertinimus, batuoto ir Ksenos katinų iš Nycių kaimo čili sriuba gauna puikų rezultatą, net 4 balus iš 5 galimų. Sveikiname Nycių kaimą, jų pirmasis barjeras įveiktas sėkmingai.